Labas vakaras. Ilgai krepšinio aistruolių laukta diena ir tai pagaliau tikrai oficialu. Vienas ryškiausių šalies krepšininkų Matas Buzelis šią vasarą pirmą kartą apsivilks Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės marškinėlius. Lietuvis atviravo, kad nors europiniu krepšiniu nelabai domisi, tai jam bus naujas iššūkis ir didžiulė atsakomybė. Žinomi šalies krepšinio veidai įtikina, kad Buzelio prisijungimas prie nacionalinės komandos yra stiprus žingsnis į priekį. Plačiau reportaže. Akimirka, kurios teko laukti daugiau kaip 2 metus, bet dabar drąsiai galime sakyti, tai jau oficialu. Matas Buzelis šiemet atstovaus Lietuvai. 14 numerių pažymėtus marškinėlius jam įteikė rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis. Praėjusiais metais žaisti rinktinėje man būtų buvęs sudėtinga. Norėjau dirbti ties savo kūnu, tobulinti įgūdžius, žaisti NBA persikėlus. Iš vidurinės ir G lygos buvo sunku. Turėjau susikoncentruoti į tai, kad tapčiau geresnis. O šiais metais tikrai noriu išbandyti ką nors naujo. Rinktinė man suteiks naujos patirties ir pamatysiu tikrąją jos dvasią. Buzelio debiuto krepšinio aistruoliams teko palūkėti. Treneriai tikėjosi lietuvį sudėtyje turėti ir pernai, tačiau individualiai tobulėti pasirinkęs krepšininkas šiemet pagaliau pribrendo rimtam sprendimui. Tiesa, tokią naujieną panašu sunku patikėti ir daug ko mačiusiam, buvusiam ilgamečiam rinktinės žaidėjui Mindaugui Kuzminskui. Dabar atstovaus, jo? Geras. Tai labai gerai, iš tikrųjų. Anksčiau svarstyta, Buzelis atstovaus Jungtinėms valstijoms ir Lietuvai. Visgi panašu, kad pasirinkimui įtakos turėjo ir tėvų indėlis. Pasirinkau Lietuvą, nes noriu atstovauti tam kraštui, iš kurio kilę mano tėvai. Atstovauti Jungtinėms valstijoms būtų sunkiau, nes ten daug talentingų vaikinų. Bet aš noriu ką nors laimėti su Lietuva. Aš noriu atstovauti savo tėvų gimtiniai. Vasarą Lietuvos komandos laukia 2 itin svarbios atrankos į pasaulio čempionatą rungtynės. Iš pradžių namuose bus priimami Didžiosios Britanijos krepšininkai, vėliau seks išvyka prieš italus. Dabar mūsiškiai grupėje sužaidė 4 susitikimus, turi 2 pergalės ir dalinasi 2-3 vietas. O laimėti čia būtina, kadangi į kitą etapą pateks 3 rinktinės. Pirmajam atrankos langui suburta sudėtis atrodo tikrai solidžiai. Komandai padės Jonas Valančiūnas, anksčiau apie debiutą pagrindinėje rinktinėje patvirtino ir NBA savo vertę siekiantis įrodyti Kasparas Jakučionis, dabar ir Buzelis. Tas visas toks susižavėjimas rinktinė ir hypas visas grįžo. Visi sakė, kad niekas nežais, bet prašau, visi žaidžia. Tik kaip Čikagos Bulls žaidėjų seksis įsilieti dar neaišku. NBA ir europinio krepšinio skirtumai milžiniški, o pats lietuvis atvirauja, kad daug rungtynių nestebėjo. Tiesą sakant, mano tėtis man pasakoja, kas vyksta. Man kiek sunku žiūrėti rungtynes tiesiogiai dėl tvarkaraščio, laiko skirtumo, treniruočių ir poilsio laiko, bet žinoma, žiūriu svarbiausius epizodus. Dabar, kai žaisiu rinktinėje, jaučiu atsakomybę daugiau žiūrėti vaizdo įrašų ir pamatyti skirtumus tarp NBA ir Europos krepšinio. Panašu, kad rinktinės debiutantui reikės susipažinti ne tik su taisyklėmis, bet ir su komandos draugais, kurių, kaip sako Matas, nepažįsta. Ne, daugumos vaikinų asmeniškai nepažįstu. Geriausiai žinau Kasparą ir Joną. Su kitais dar teks susipažinti. Už Atlanto Buzelis džiugino įspūdingais dėjimais ir taikliais tolimais metimais. Pasak Jono Mačiulio, toks žaidėjas rinktiniai pridės universalumo. Tiesa, ar bus išnaudotas visas potencialas, priklausys nuo trenerių. Įspūdingas žaidėjas, fiziškas žaidėjas. Tokių žaidėjų Lietuvoje, manau, kad toj pozicijoje tikrai trūksta. Jisai pridės savo gabumus, savo pliusus. Ir čia jau po to trenerių, kaip jie išnaudos, kaip jisai ar bus naudingas, nežinau, deriniuose kažkuriuose jau čia treneriam reikės. Jei Lietuvos rinktiniai pavyks patekti į antrąjį atrankos etapą, vasarą komanda baigs 2 oficialiomis rungtynėmis, o būsimi varžovai paaiškės po Liepos lango.